rudens rytą mes esame prie Gerosios Vilties žiedo, kur kiekvieną rytą praeiviai rizikuoja savo gyvybę ir ne tik savo gyvybę, bet joje vedasi ir vaikus, bėgdami per štai šią sankryžą, per šį kelią, norėdami pasiekti kitą stotelę. Iš Eigulių stotelės į kitoje pusėje esančią Eigulių stotelę. Ir šiandieną mes bandysime pakalbinti žmonės, ar jie jaučiasi saugus, tai darydami, ir ar jiem galbūt būtų reikalingas čia iš tiesų perėja kitą gatvės pusę ir požeminė perėja, kurią pastatytume, ir tikėkimės, kad žiūrovai mus supras ir pėstieji taipogi. Taigi, eime pažiūrėti patys, kaip iš tiesų žmonės rizikuoja savo gyvybę, eidami štai per šią sankryžą, per šį kelią. Bando patys perėti. Tai yra labai pavojinga sankryža, nes automobiliai lekia skuba anksti ryte, dar vairuotojai nėra pakankamai įgudę ir jie dar užsimiegojo. Pabandysime patys, va štai matome, čia jau prasideda truputėlį daugiau didesnis automobilių srautas. Pereiti čia yra iš tiesų ne taip lengva, kaip iš pačių gali atrodyti. Nes mašinos važiuoja. Bandome eiti. Bandome, štai mes bėgame. Na kągi, pavyko mums perėti šį kartą laimingai, bet ar daug žmonių tai padaro laimingai ir ar čia tikrai yra taip lengva perėti? Mes bandysim išsiaiškinti patys, kokius viename iš žmonių. Taigi, prašome Dievas. Matome, kiek sukelia problemų, vienas, kuris ką tik nebuvo partrenktas. Požeminė perėja, ar čia būtų reikalinga? Na, žinoma, jinai yra, tačiau žmonės nesinaudoja. Jūs ją nesinaudoja. O dėl ko tai vyksta? Jūs nenorit saugiai perėti per perėją, ar jinai yra per toli paprasčiausiai? Per toli. Bet jūs būtumėte už patalioje vietoje, tai čia požeminė perėja. Žinoma. Taip. Gerai, ačiū Jums, gero ryto. Mes ką tik matėme, kaip perėti per kelią. Ar Jūs jaučiatės saugus eidami per kelią? Norėjome paklausti vieną klausimą. Mes veidų nefilmuojam, nebijokit. Saugus. Saugus. O Jūs norėtumėte, kad būtų įrengta požeminė perėja? Va tenai yra požeminė. Yra, bet žmonės ją nesinaudoja. Jo, per toli. Va tenai buvo normali perėja. Aišku, ir ta prasme, jeigu būtų atsirastų požeminė perėja, jūs esate už tai. Jo. Seniau čia buvo perėja pėsčiųjų, o dabar mes matome tvorą, kurią žmonės niekaip negali perėti ir čia uždaryta perėja. Dėl ko mes neišsiaiškiname ir nesuprantame, kodėl tokios priežastys, dėl ko žmonės negali perėti per perėją.
kaip jaučiatės, kad einate šitoje vietoje? Blogai. O jūs turėtumėt, kad čia atsirastų požeminė Va, perėja. buvo perėja, matot va? Buvo taip, matome. Tai jūs turėtumėt, kad jie gražiai Nori. Važiuoti nereikia, va ten yra, bet atsiprašau, ten vagė rankinukus ir grandinėlį. Aišku, tai va vėl Ir ten tarp kitko buvo nužudytas žmogus. Ačiū jums labai, sėkmės jums. Geras šitas ir, ta prasme, žmonės va, nori tos perėjos bent jau šitoje vietoje, kad būtų ant kelio perėja, kuri buvo čia ir staiga nebėra užtverta tvora. Gaila, o požeminė perėja pasirodo nėra toks saugus dalykas, nes ir vagia rankinukus, ir grandinėles, ir netgi buvo nužudytas žmogus. Na ką, bandome eiti ir gaudyti kitus žmonės. Važiuoja policija, kas yra šalimais iš esančio komisariato. Ir ar tikrai policija atlieka savo darbą puikiai šioje vietoje? Ar jie tikrai negali imtis priemonių tvarkyti šitą vietą su pėstiečiais? Ar negali parašyti prašymų, daryti čia kažkokią perėją patogesnėje vietoje? Čia palikime tai teoriniams klausimams, kuriuos atsakymų nerasime. Ar jūs laiką naudojatės ir perėjimus? Ar jūs laiką naudojatės ir perėjimus? Ir dėl to jaučiatės, aišku, daug geriau negu žmonės, kurie laksto per kelią ir iškoja savo gyvybę. Taisyklių atkarkas. Taip, žinoma. Aišku, tai pamokite kitą kartą kitus žmonės ir sėkmės jums. Štai koks šaunus vyriškis, išsilavinęs, kuris supranta, ką reiškia požeminė perėja ir iš tiesų naudojasi jos tikrąja paskirtimi, o ne dėl to, kad ne čia stovėtų paprasčiausiai. 3. Mėlėjai, šis ženklas reiškia draudžiama eiti per kelią. O kodėl mes nesilaikome ženklų? Ar mes norime rizikuoti savo gyvybę? Patys pagalvokime apie tai. O kur tada eiti mum? Galima, mes privalome eiti per požeminę perėją, bet jinai nėra labai patogioje vietoje, nes sugaištume apie 5 minutes pereiti per kelią. Žinoma, galim rizikuoti bėgti per gatvę šitaip, bet ar norime rizikuoti savo gyvybę? Mėlėjai, pagalvokime patys.